Dar neprivažiavus Anykščių, iš tolo matyti Švento Apaštalo evangelisto Mato neogotikinė bažnyčia. Ši bažnyčia ne tik miesto simbolis, bet ir aukščiausia dvibokštė šventovė Lietuvoje. Mūrinė bažnyčia pastatyta anksčiau čia buvusios šventovės vietoje, dar XIX amžiaus pabaigoje, XX pradžioje. Bažnyčios bokštai subombarduoti per Pirmąjį pasaulinį karą, nukentėjo ir stogas. Praėjusiame amžiuje bažnyčia degė ne kartą, tačiau rūpestingų klebonų dėka vis buvo atstatoma, renovuojama, dekoruojama. 1999 metais sumontuoti nauji vargonai, atnaujintas ne tik fasadas, bet ir parapijos salė, o nuo 2008 metų įrengtas puikus bažnyčios apšvietimas. Tačiau bokštai taip ir liko neišnaudoti. Miesto valdžiai teko užduotis spręsti Anykščių miesto sezoniškumo problemą ir siekti, kad visais metų laikais atvyktų kuo daugiau svečių. Deja, vaizdingų vietų mieste, kurios masintų, kur galima būtų pasigrožėti panoraminiu vaizdu, nebuvo. 2009 metais investavus ES struktūrinių fondų lėšas dešiniajame bažnyčios bokšte 33 metrų aukštyje nutarta įrengti apžvalgos aikštelę. Bijodami šiaip netaip užsikorėm į tą jau viršų ir padarėme nuotraukas ir aišku tos nuotraukos buvo superinės, pribloškiančios ir iš tikrųjų visiškai kitoks efektas Anykščių, ką mes žemėje vaikščiodami matom. Pirmiausia, reikėjo įrengti saugius laiptus. Jie pagaminti iš tvirto metalo. Jei norėsite užkopti iki bokšto, teks įveikti 186 laiptelius. Atgauti kvapą galima dviejose poilsio aikštelėse. Dešiniajame bokšte pro bažnyčios navas galima grožėtis ne tik Anykščių vaizdais, bet ir iš arti išvysti bažnyčios varpus, kurie čia perkelti iš buvusios varpinės. Į apžvalgos aikštelę įleidžiama grupėmis. Galima užsisakyti profesionalaus gido paslaugas arba išsinuomoti audio gidą ir lietuvių anglų rusų kalbomis susipažinti su Anykščių ir bažnyčios istorija. Apžiūrėti apylinkės galima ir detaliau per įrengtą monoklį. Šią apžvalgos aikštelę jau spėjo įvertinti Molėtų etnokosmologijos muziejaus darbuotojai. Čia organizuotos specialios ekskursijos naktį lankytojai galėjo stebėti dangų. Tokios ekskursijos giedromis naktimis planuojamos ir ateityje. Anykščių miesto svečiai netruko įvertinti apžvalgos aikšteles, turistų vis daugėja, o nuo aikštelės atvėrimo visuomeniai dienos ją jau aplankė 20 000 lankytojų. Kad vaizdais pasigrožėtų ir tie, kurie turi judėjimo negalią ar sveikatos problemų, netrukus į apžvalgos aikštelę kels ir liftas.